Tai tikrai jau formuojasi tam tikros tradicijos mūsų renginyje. Visų pirma, labai džiaugiamės gausia ir įdomios sudėties Ukrainos delegacija. Tai yra žmonės, kurie vadovauja institucijom, mokslininkai, specialistai, pramonininkai. Jie atvažiavo ieškoti kontaktų, jie labai nori, kad mūsų bendradarbiavimas kanapių verslo srity būtų šiuolaikiškas ir jie nori dalintis savo patirtimi, puoselėja čia net įvairius investicinius projektus, tuo mes džiaugiamės ir matome, tarp kito ko, jau ir galime fiksuoti tam tikrus tokio bendradarbiavimo rezultatus. Turiu pasakyti, kad buvo rodomi vaistai, kurie pasiekė Ukrainos karius fronte ir tų vaistų gamybai naudojami komponentai iš kanapių ir pagrindinė medžiaga jau yra iš Lietuvos. Tai tikrai tai yra, mes jau prisidėjome prie Lietuvos ir Ukrainos santykių gerinimo ir konkrečių tų santykių, sakykime, vystymo. Tai va, yra ir kitų įdomių temų šitoje konferencijoje, kur specialistai tarpusavį šnekasi, atranda naujo bendradarbiavimo galimybės, nes pluoštinė kanapė, pluoštinės kanapės verslas turi labai platų asortimentą nuo dirvos kokybės gerinimo iki naujausios kartos vaistų gamybos. Tai čia tų produktų yra begalės, tai mes šiais metais tokią temą pasirinkome, kurią galbūt būtų aktuali daugiau žemdirbiam, tai yra dirvožemio gerinimas, bet kartu ėjo ir žiedinės ekonomikos vystymas kaimo vietoviai, nes būtent kanapė yra tas augalas, kurį perdirbant galima būtų aprūpinti darbu ir ne bet kokiu darbu, bet aukštos kokybės darbu su dideliam pajamom ir kaimo gyventojus. Tai mes tą tradiciją populiarinti kanapes, kad jinai gali įeiti į sėjomainą, kad jinai gali gerinti dirvą ir agrarinę aplinką ir tuo pačiu suteikti daugiau darbo vietų kaimo vietovėse, jei būtų įmamasi perdirbti kanapės produktus. Tikime, kad tai yra ateitis mūsų kaimo. Galiu pasidžiaugti, kad ne vien tik tai ukrainiečiai dalyvavo mūsų su pranešimais, dalyvavo žmonės iš Čekijos, taip pat sulaukėm atstovų iš Vokietijos, iš Italijos. Tai tas, sakykime, spektras pranešėjų ir svečių buvo gana platus, ne vien tik tai ukrainiečiai dalyvavo. Bet vis dėlto dėmesys buvo pagrindinis Ukrainos delegacijai ir konferencijos metu kilo idėja, kad ar nevertėtų ne tik tai liberalizuoti pluoštinių kanapių verslą, bet ir iškelti iniciatyvą su aliuzija į Antro pasaulinio karo metus, kai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo labai toks galingas sąjūdis, kuris vadinosi Game for Victory, tai yra kanapės pergalė. Tai mes irgi galvotumėm, kad
pluoštinių kanapių verslas gali įnešti labai didelį indėlį į paramos Ukrainai, teikiant paramą Ukrainai, nes ateityje reikės tą šalį atstatyti, tai tas atstatymas turi būti tvarus, o kita vertus, integruojant į Europos Sąjungą Ukrainą, susidurėma su tam tikrom bėdom, nes Ukraina yra labai didelis žemės ūkio produkcijos ir žaliavų, maisto produktų gamintojas ir tai kelia įtampas būtent ir grėsmę ES vidaus rinkai, kad bus dempinguojami, atpigs žemės ūkio produktai. Tai jei būtų daugiau auginama ir perdirbama pačioj Ukrainoje kanapių, tai nuo to laimėtų ne tik tai Ukraina, bet laimėtų ir Europos Sąjunga, nes sumažėtų ta grėsmė žemės ūkio rinkai ir antra, atsirastų patikimas šaltinis Europos Sąjungos šalių bioekonomikos vystymui. Nes bioekonomika tai yra ateities ekonomika, apie ją mes šnekėjom konferencijoje, iš tiesų reiks išmokti ūkininkauti ir ūkinę veiklą vystyti, nekenkiant aplinkai. Tai va, ta bioekonomikos vystymas ir yra tas sprendimas, kad naudojam viską, ką užsiauginam, sugebame gaminti produktus, kurie nežaloja gamtos, bet kaip tik tai galbūt palaiko aplinkos stabilumą, biologinę įvairovę. Tai kanapių auginimas ir jo perdirbimas tai tikrai yra pataikymas į 10-tuką. Tai aš manau, kad pluoštinių kanapių auginimas Ukrainoje ir pirminis perdirbimas, tai tikrai gali būti labai naudingas pačiai Ukrainai, nes Ukrainos gamta ir dirvos savybės tinkamos labai yra kanapių verslui. O žaliavos, sakykime, poreikis yra irgi akivaizdus, nes jau dabar matome, kad ir Lietuvoje statybom trūksta spalių, yra didžiulis poreikis kanapių pluoštui, o technologijos, ką ten galima gaminti iš tų dalykų, vystosi labai sparčiai ir buvo pristatoma įvairių biokompozitų gaminiai ir technologijos mūsų konferencijoje ir džiaugiamasi, kad lietuviai, dirbdami kartu su užsienio partneriais, su Vokietija, su kitom šalim, sugeba tikrai pateikti labai šiuolaikiškus sprendimus iš ateities ekonomikos. Pavyzdžiui, jau bendri produktai yra pasiekę Ukrainos fronto liniją, reiškia medikamentai kanapių pagrindų pagaminti ir būtent lietuviai dalyvauja, bet su farmacinė medžiaga, tas, kad pavyko Lietuvoje liberalizuoti pluoštinių kanapių verslą, nes mes į konferencijas kviečiam visą laiką ir būtent politikus ir džiaugiamės jų dėmesiu mūsų konferencijai. Praeitais metais buvo ekonomikos ir inovacijų ministrė, dalyvavo mūsų konferencijoje, šiais metais žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Tai tas dėmesys leidžia išsakyti sprendėjams tas kliūtis juridinės, administracinės, kurios trukdo vystyti verslą. Tai atpalaidavimas, tam tikrų reguliacinės aplinkos patobulinimas leido perdirbti žiedus ir su ta žaliava jau pasiekė mūsų gamintojai lietuviai Japoniją. Jau ten ir su galutiniais produktais įsitvirtinama, ir su medicininėm medžiagom pagamintom iš kanapių. Taip pat tęsiama mokslinė tyriamoji veikla su Ukraina ir tolimiausias taškas, ko gero, yra Australija. Tai iki ten dakeliavo. O buvo atvažiavusi Japonijos delegacija žvalgomoji, iš kitų šalių atvažiuoja ir tie ryšiai tikrai fiksuojasi.
Ir dar dalyvaujantis mūsų parodoj ir konferencijoje kanapių verslo atstovai, jie turi savo nuolatinių partnerių, bet kai jie susitinka konferencijoje su kitais ir būtent konkrečiais klausimais diskutuodami, jie pradeda keistis tarpusavėje partneriais. Ir tai irgi turi tokį kryžminį efektą. Tai vat, aš manau, kad tokie susijimai tematiniai, jie yra labai svarbus, jei mes norime būti šiuolaikiškai, neatsilikti nuo pasaulio, nes čia panašiai kaip ir toj pasakoje Alisa stebuklų šaly. Jei nori stovėti vietoje, turi greitai bėgti, o jei nori nors kiek į priekį paėjėti, tai turi labai šiais laikais greitai bėgti ir būtent santykiai su užsienio šalimis, su specialistais iš kitų šalių ir padeda neatsilikti.